Esu Rūta Valušytė, dizainerė. Tiesiog sugalvojau daryti daiktus iš perdirbamų atliekų. Norisi kažkaip atkreipti dėmesį ir į tai, kad vis dėlto reikia panaudoti tas atliekas ir nešvaistyti. Ko reikia pagaminti baldą? Tiksliau, nediduką patogų sėdmaišį. Dizainerė netrukus bandys įrodyti, kad tam pakaks kelių kilogramų popieriaus atliekų. Jei namuose rūšiuojate atliekas, gali būti, kad dizaineriai pravers ir jūsų išmestas laikraštis ar kartoninė dantų pastos dėžutė. Mes atvykom į Kaune esančią atliekų surinkimo įmonę. Čia bandysime rasti daiktų tiesiog popieriaus atliekų, mano sėdmaišio, popierinė sėdmaišio Paper Jam gamybai. Atliekoms reikalavimai paprasti, tiesiog, kad tai būtų popierius ir kad jisai būtų, galbūt toks tvarkingesnis truputėlį, bet didelių reikalavimų tikrai nėra. Tokios visokios atliekos jos gali tikti drąsiai. Tai kartonas, popierius įvairiausias, viskas yra tinkama. Kažkam yra šiukšlė, kažkam yra naudingas daiktas, ar ne? Tai jau čia yra fantazijos klausimas. Šiuo metu yra labai populiaru, jeigu kalbant apie dizainą, sakykime, ir panaudojimą funkcionaliems daiktams, būtent tos daiktus, kurie vadinami atliekom, tai yra praktiškai bumas, galima sakyti taip, kad visur norisi jau galvoti daugiau negu tik pagaminti ir po to išmesti ir užteršti visą aplinką. Dizaineriai pasiseka. Atliekas surenkanti įmonė sutinka jai padovanoti šiek tiek popieriaus atliekų. Taigi kai kurių popierinių pakuočių ir laikraščių skiaučių gyvenimas taps ilgesnis. Užuot patekusios į perdirbimo liniją, jos bus dar kartą panaudotos popieriniam sėdmaišiui. Mums buvo labai nuostabu, kad kreipėsi žmogus, jaunas kūrėjas, kuris pasiūlė tokią idėją, nes sunku įsivaizduoti, kad galima kažkokį tai sukurti grožį, meną iš to, ką visi jau laiko šiukšlėmis, atliekomis. Labą dieną. Tai paprašom tada popierius. Parodykit dabar man, kas čia yra. Aha. Nu šiaip tai gerai, čia viskas tvarkoja, o ten dar kad... Aha. Nu va. Gavę reikalingas medžiagas, kimbame į darbą. Dabar daromas yra pagrindas, vidinis užpildas, tiesiog tos atliekos turi būti kažkaip sutvirtintos, kad būtų patogu apvynioti. Čia galima dar paspausti. Ne vienas toks popierinis sėdmaišis jau puikuojasi ir dizainerės namuose. Pasirodo, patikrinta ir patvaru.
naudojimas tai yra vakarėlių metu lounge'as. Tai negaila jos supilti, išmesti ir taip toliau, o šiaip ir namuose galima naudoti. Nu va. Gali tarnauti, nežinau, žiūrint kaip naudosim, tai metus du, manyčiau, kad turėtų tarnauti. Šitas būtent daiktas gimė labai tiesiog natūraliai, o taip tiesiog sėdėjau ir galvojau, ką galima būtų sėdimą padaryti iš popieriaus. Ir iš tikrųjų, mąstant apie konstrukciją, padaryti kažkokį tokį sėdimą daiktą iš popieriaus yra ganėtinai sudėtinga, nes tai yra minkšta medžiaga. Dėl to ir gimė būtent šitas dizainas, kad tai yra tiesiog surutuliotas kaip siūlų kamuolys daiktas. Šio sėdmaišio kaina pusę valandos dizaineris laiko. Baldui pagaminti neprireikia iškirsti nė vieno naujo medžio, mat pasitelktos jau panaudotos ir išrūšiuotos popieriaus atliekos. Palyginimui, įprasta masinės gamybos kėdė. Jos gamyba nusinešė mažiausiai vieno medžio gyvybę. Medieną transportuojant ir apdirbant taip pat sunaudota nemažai kuro ir elektros energijos. Imkim, kad ir popierių, tai yra viena, bet yra daug visokiausių tiesiog atliekų. Reikia tiesiog pamastyti, kas galbūt lieka, kas išsimeta, ar tai ten padangos, automobilių, kiek jų yra kiekvienais metais sunaudojama ir kiek jų lieka nenaudojama. Tiesiog jas reikia kažkaip utilizuoti, jas galima utilizuoti kūrybingai, kažkaip tais panaudoti. Pavyzdžiui, jums nebereikalingos kartoninės šaldytuvo ar televizoriaus pakuotės gali virsti ir tokiais gana tvirtais popieriniais suoliukais. Svarbu, kad pakuotės patektų į tinkamas rankas. Neseniai dizainerė